Mano noras šiandien jums papasakoti apie tai, kaip abejoti. Aišku, čia biški keista gali būti jūsų įstaigoje, kai aš sakau, reikia abejoti viskuo, bet pabandykim pabejoti viskuo, arba šitoje vietoje mano tikslas, kad jūs po šitos paskaitos galėtumėt pasakyti nesąmonės jūs čia šnekėt ir nieko panašaus nėra. Bet jeigu aš pas kažką tai jūs įmesiu abejonės krislelį ir tas abejonės krislelis kažkokią tai naudą jums duos, tai aš būsiu laimingas, o jūs jau paskui patys su tą abejonę gyvensit ir turėsit su ją kažką tai daryti. Bet apie tai iš eigos, aš iš pradžių noriu papasakoti jums keletą dalykų. Jeigu kyla kažkokių klausimų, tai jūs bandykit šaukti, rėkti, jeigu aš jūsų nematau. Jeigu ramesnė esat, galite ranką pakelt, aš irgi bandysiu pamatyti. Ir pašnekėsim. Jeigu kyla klausimų, dėl kažko abejojat, jeigu sakot, kad dabar ne vasaris, o kovas, galim iš karto diskutuoti. Bet tikriausia nebūsit matę šito filmo, bet gal ir būsit kažkas matę. Trumpą ištrauką. Ką baigiai? Leisk atsikirsti. Prieš 2 valandas. Palaukit, sakot, kad taip tikrai nutiko? Žinoma, meluojat. Įdomi teorija. Ar gali ją įrodyti? Daktarai nesinešioja ginklų, jie nešaudo žmonių ir tikrai neapieško pacientų namų. Bet aš mačiau bulvarinį skaitalą. Filmą, kurį kopijuojat. Aš nieko nenužudžiau. Kadangi turiu čia būti, nusprendžiau pakelti įstatymus per pirmąjį veiksmą. Bet mes beveik visada apieškom pacientų namus. Jei pirmiau pasakytume jiems, jie galėtų paslėpti ką nors, kas padėtų mums nustatyti jų ligą. Kam jiems slėpti tai, kas juos žudo? Jie debilai. Jie visi debilai. Ir meluoja visi. Jei meluoja visi, tai reiškia, kad jūs dabar meluojat. Nesakiau, kad visi meluoja be perstojo, Aristotelė. Pagaida, jei neturit klausimų, gerai. Taip, tai aš specialiai norėjau biškai parodyti pavyzdėlį. Aišku, čia yra fikcija, čia yra filmas, čia yra kūrinys. Bet vienas dalykas, kuris man patiko iš viso šito, apskaitai, Dr. House'o serialo, yra tai, kad pacientai linkę meluoti. Ir ne tik pacientai, ne? Mes labai dažnai gyvenime bandom kažką tai pagražinti. Pavyzdžiui, vis praktiškai išmokau aš tam kontroliniui, ne? Gal ten poros dalykų, ten puslapį nedaskaičiau, ne? Ar kažkas panašaus. Gerai, aš čia nupaišiau, čia prisiknisinėjate mokytojai nesąmonės ir visą kitą. Padariau aš tos namų darbus, ko jūs norite iš manęs, ne? Ir visada mes po truputį taip linkstam kažkiek tai meluoti. Tai mano vienas iš dalykų, tai gyvenkit su tuo, viskas čia normalu, meluoti yra normalu, melas yra mūsų neatsiejama gyvenimo dalis. Bet, tuo pat metu gyvendami suvokit, kad ir didelė dalis aplinkui jūs esančių žmonių vienaip ar kitaip meluoja. Jie dėl to netampa velniais, jie dėl to netampa nusikaltėliais ar dar kažką. Tiesiog daugybei situacijų gyvenime yra kalbama netiesa. Tas yra šiek tiek mums neįprasta, nesgi viskas gražu, viskas mes tokie sąžiningi, gražus ir taip toliau, ne? Tai daktaras House'as, jo pirma pamoka mums yra visi meluoja. Aišku, kaip ten sakė, netiesa, kad visi visada meluoja, ne? Bet labai dažnai visi vienaip ar kitaip pameluoja. Jeigu taip labai protingai šnekėt, tai aš jums pabandysiu suvelt protą, kad pas jūs biškai atsirastų kritinio mąstymo užuomazgų. Kaip sakiau, kritinis mąstymas yra tai, kad jūs turit abejoti viskuo, visais, visada, net ir pačiu protingiausiu žmogum pasaulyje. Žinot, kas tai yra? Va, jau mokytas žino, jūs žinot, kas yra protingiausias žmogus pasaulyje? Būtent, jūs esat pats protingiausias žmogus pasaulyje. Tai visada reikia pasuabejoti ir pačiu savimi, ne? Ar jūs esat tas pats tikrai protingiausias. Nes kai pradedat abejoti, jūs sumažinat savo klaidų tikimybę. Nes jeigu jūs ryte atsikeliat ir galvojat, šiandien lis. Bet paskui, jeigu jūs biškai savim suabejojat, o gal nelis, gal švies saulė. Ir jeigu pasitikrinat,
šiek tiek protingesnių toj srity. Žiūrėk ir pataikysit, pasimsit skėtį, kada reikia, arba neimsit tada, kada jo nereikia. Bet važiuojam tolyn. Dėdulė tokia vieną nuotrauką aš įdėjau. Jis toks filosofas, apie viską ir apie nieką rašė nesąmonių visokių, bet parašė daug keletą gerų dalykų ir ten vienas iš jo gerų dalykų yra tokie pamastymai apie laisvę. Kas yra laisvė? Ne? Laisvė, jūs galite sakyti, darau ką noriu ir esu laisvas. Ne? Arba galite pasakyti, va čia šita kabineto ribos yra tavo laisvės ribos. Va čia apsibrėži kabinete, tu esi laisvas, ką nori. Už kabineto tu nieko negali. Ne? Ir kurioje vietoje tu esi laisvas? Ar kai tu sakai, kad šiaip tai galėčiau išeiti, ne? Bet kai realiai žinai, kad negali išeiti, ir tik imituoji, kad gali išeiti. Arba kai tu žinai, kad va, čia yra mano ribos ir čia tikrai galiu viską daryti. Tai va čia iš to išplaukia vienas dalykas, kai mes kalbam apie melą, tai yra apie melą galima žiūrėti iš dviejų pusių. Kai kažkas tai jums sako, viskas yra tiesa. Nu, va, kad jau esam gimnazijoje tokioje, ne? Tai 10 Dievo įsakymų žinote, ne? Mintinai 7, pavyzdžiui, žinot, 3. Žinot? Ok, nu, čia aš kažkada ir į savo žmonos klausiu, negalėjau su 10 išvardinti, bet nepaisant to. 10 Dievo įsakymų paimta ir pasakyta, va, čia yra įstatymas, čia yra tiesa, čia yra teisybė. Ne? Jūsgi nediskutuojat. Ne? Ar diskutuojate? Varguba. Ne? Kitas variantas yra viskas ateiti ir paimti tuščio baltą popieriaus lapą ir pradėti nuo tuščio popieriaus lapo ir sakyti, aš nieko nežinau. Ir yra tiesa tik tai, ką mes įrodome. Ir tokiu keliu eina mokslas, kur sako, prisimena dar pandemiją. Ne? Kas buvo pandemija? Karantinė buvo? Nebuvo karantinė? Va, vienas buvo, visi kiti ne. Okay, matau. Gerai, tai žiūrėkit. Karantinas dėl ko buvo tai, kad visą mokslą sakė, mes nežinom, ką daryti. Ir tam, kad visus apsaugot, visus uždedam virvelę ir sakom, čia negalima, čia galima. Ne? Ir tada tik tai prasidėjo viskas atlaisvėjo, tada, kai mokslas įrodė, kad va čia tokį vaistuką įdėjus į tokią kolbelę ir tokią kolbelę įdėjus ten į švirkštą, švirkštas užvirkštus, pasigamina antikūnai, antikūnai apsaugo mus nuo pat neigiamų pasekmių. Ne? Tai va čia iš tos pusės, kai paimi baltą lapą ir sakai, kad kol kas nieko nežinau, ir paskui po taškelį pradėt daryti. Jūs matematikoje jau mokėtės kažkiek, ne matematikos? Jeigu aš nubrėžčiau vieną liniją ir padėčiau tašką, kiek galėtumėt lygiagrečių per tą tašką išvesti? Kiek? Nu žiūrėkit, paimkim pačinakos rašiklį, ne? Matematika. Šono matematika yra viena tiesė, tai vienas taškas. Ne? Kiek per šitą tašką aš galiu lygiagrečių šitais tiesiai išvesti? Vien. Kodėl? O kodėl sutikės? Krysta? Nu, va, čia nesiginčysim matematiką, bet teisingai sakot, jūs ir sakot, va, jeigu čia pakrypto, tai tada kažkur padėjo, kad nesusikirstų ir čia jau būtų nebelygiagretis. Mes pagal apibrėžimą lygiagretis yra tos, kurios nesusikirtų. Ką jūs darot? Jūs darot, ateinat už šituo keliu. Jūs nieko nežinot, žinot tik tai pradinę užduotį. Yra tiesa, yra taškas ir paskui išminėjant kažkokius savo tiesas. Galėtume eiti visiškai kitokiai, žinot, kas yra aksioma, ne, matematikoje. Buvote, ne? Tai vat, jums pasako, yra taip, ir niekas nesiginčia. Aksioma, taip kaip jūs vieną aksiomą panaudojate šitoje vietoje, kai jūs pasakėt, kad lygiagretis yra tos tiesas, kurias niekada nesusikirta. O jūs tikrinot, realiai tikrinot, ar dvi tiesas nesusikirta? Nesusikirta? Nu, tai va, bet palaukit, tai algobly, kaip gali būti tiesa? Aha. Tai va, bet čia mes čia einame šito keliu. Mes iš esmės nežinom ir bandom kažką įrodėti. Tai čia yra tas racionalus arba toks nuoseklus kelias. Paėmiau kitą pavyzdį, čia nelabai gal matysit, bet čia toks Karolis III, jeigu lietuviškai, Čarlzas III, jeigu angliškai. Žinot, kas toks. Nematėt? Nebuvo? Šitam Westminsterį tikrai kas nors esat vaikščiai. Nevaikščiat?
Nebuvo Londone nei vienas. O va, vienas buvo daugiau kažkaip. Ja, tai va, čia iš esmės į šitą kėdį atsisės greičiausiai neleistų, bet ten šalia pravaikščio ten kažkur tai galima, ne? Nu tai va, čia yra karūnavimas. Karūnavimas kas yra? Karūnavimo metu ten Kenterberio vyskupas uždeda karūną pretendentui į sostą ir po uždėjimo jis oficialiai tampa karaliumi. Nu, arba karalienė pagal ten visokius išlaidas. Tai dabar klausimas yra toks. Kaip jūs galite įrodyti, kad čia kažkoks tai karalius yra kažkas tai, vertingo, prasmingo? Kodėl jūs negalite būti karalius arba karalienė? Negina. Nu, kas šito? O ką gimimas rodo? Nu, ką rodo? Tai žiūrėkit, čia aš specialiai bandau mąstyti ir šitoje vietoje vėlgi ta pati situacija. Yra kažkokie tradicijos, didelios, gražios arba negražios ir taip toliau, ir jos taip susiklostė, taip įsidaro. Ne? Dėl ko jūs kiekvieną rytą, kai ateinat, ir einat per perėję dešinę pusę? Dėl ko dešinė? Va, tokios taisyklės, ne? O kas nors įrodė, kad čia geriau? Anglijai visi kairė pusė eina ir viskas gerai. O kodėl jūs neina kairė pusė? Tai va. Va. Tai žiūrėkit, čia vėlgi pavyzdys, ne, tas, kad daugeliu atveju mes tiesiog paimam kažkokias tiesas ir jų neginčiam, nors visiškai ne faktas, kad taip yra teisingai. Mes netikrinam, kad dešinė pusė geriau arba kairė pusė. Kairė pusė geriau. Nepaisant to. Mano principas, kad į tiesą galite visada žiūrėti. Tai tada, kai jūs ateinate ir sako, tarkim, šiandien ryto, praeinat namo, batus šna į šoną ir paskui, žiūrėk, kokio pusvalandžio valandos, tėvai sako, kodėl nusivalyt batų, kodėl netvarkingai sustatyti, ne? Jūs iš karto galite, pala. O įrodė, kad juos reikia tvarkingai sudėti. Kokia malda iš to? Jums nebūtina priiminėti tų taisyklių, kurias jums numeta. Sakykit, gerai. Aišku, jeigu tikitės, kad ryte gausit kišenpinigių 10 eurų, ar 5 ar daugiau, ar 50, ne? Tai greičiausiai čia tokių klausimų net nėra. Ne? Bet jeigu norit suabejoti, jūs turite atviras rankas viską daryti ir sakyti, pala. Palaukit, įrodyk. O čia jau tada ateina ChatGPT įsidarta, ne? Ir surati 5 priežastis, kodėl nereikia vardyti batų. Arba kodėl nereikia tvarkingai sudėti. Pavyzdžiui, aš iš karto žinau, ne kartą teko įrodinėti, ginčytis, pavyzdžiui, kodėl nereikia tvarkyti lovos ryte. Ne? Ten yra viskas tenai natūralesnė šita klimato zona susidaro, ten ta prasme mažiau bakterijų, tai tikrai rasit, ChatGPT jums tikrai pasiūlys argumentų praktiškai bet kokiam ginčiui. Nebijokit juos naudoti. Bet čia aš grįžtu prie to, kad reikia ginčytis ir nebijokit ginčytis. Jums turi įrodyti, aišku, jeigu jūs norit dėl kažko nesutikti, jeigu jūs norit su kažko iš karto sutikti, ne? Čia kažkas sakys, oi, Petrutė, kokie tavo geras pažymiai, kaip tavo 7 gražiai atrodo, taip toliau, ne? Tai, jeigu tave gyrėt, greičiausiai tu susitiksi, ne? Bet jeigu tau sakysim, taurai, tas 7 nelabai, kodėl 7 blogai? Žiūrėk, pas mane visi klasiokai 5 gavo, tai prasme, man 7 tautų. Tai šitoje vietoje ir to yra tik tai jūsų apsisprendimo klausimas, kurioje pusėje jūs pasirenkate. Ir šitoje vietoje jūs visada renkatės taip, kad jums būtų patogiau. Ne? Čia jau prasideda šiek tiek manipuliacija ir žaidimai, bet tam ir reikia, kad jūs tą sugebėtumėt, kad jūs nepasiduotumėt ir nesakytumėt, jums atrodė, einam į dešinę, jūs sakot, į dešinę. Ne. Galit kartais ir negalit kartais, privalot visada subijoti. Gerai, kitas mano teiginys ir toks, kaip tai pavadinti, provokacija tam tikrą prasme. Visi meluoja, ne? Jeigu Hausas sako, patikrinkim. Pradėkim nuo tokio dalyko, kaip kad šeimoje jums meluoja tėvai, ar ne? Nemeluoja? Aš galiu pasakyti, kad visiems, 99,9% jums yra bent vienu dalyku visiems pamelavę. Čia ne šitas. Bet palaukit, čia grįšim prie šito, ne?
Bet apie tėvų melą, paskui grįšim prie draugų melą. New York City has shaped Christmas, the modern secular Christmas we now celebrate, more than any other city in the world. And it's really because of the efforts of two very gifted New Yorkers who lived here in the 1800s. Clement Clarke Moore, a New York professor of Oriental and Greek literature, had an idea that would change Christmas forever. In 1822, he wrote a 56-line poem he called A Visit from St. Nicholas, better known today as The Night Before Christmas. Almost single-handedly, he created the modern American vision of Christmas. His inspiration? Two legendary Christmas figures of the old world. One was St. Nicholas, a 4th century bishop renowned for gift-giving, legendary for leaving presents in stockings. The other was Sinterklaas, the Dutch version of St. Nicholas. Sinterklaas had merged a bit with Odin, the pagan god of Yule, who flew through the sky on an 8-legged horse. Moore introduced several new characteristics for Santa. He dressed him in American fur, gave him a pipe, and portrayed him not as a priest, but a jolly, dimpled elf with a twinkle in his eye. On his back, he toted a sack full of toys for the children of the house. Moore also gave him a sleigh that he flew through the sky, led not by a horse, but by 8 reindeer, each with its own name. As iconic as Clement Clarke Moore's Santa was, he still wasn't the fully formed Kris Kringle we know today. His Santa still had no North Pole workshop, no elves, no letters from kids, and no naughty and nice list. Where did these details come from? Give the credit to another New Yorker, illustrator Thomas Nast. He took Moore's Santa and produced the definitive version for generations to come. In 1862, one of America's major magazines, Harper's Weekly, commissioned Nast to draw its Christmas illustrations. He transformed Moore's jolly old elf into someone taller and grander. Nast does this year after year. He creates lots of the things we associate with Santa Claus. The list of naughty and nice, living at the North Pole, and that becomes the image of Santa Claus. Labai atsiprašau, kam sugadinau vaikystę dabar ir pasakiau, ką visi dar nežinojot. Čia meluoja. Meluoja. Tai va, dėja, bet tai yra melas, kuris pasitelkiamas tėvų tam, kad, kaip galvot, kokio tikslo arba kokio rezultato tokiu melu tėvai siekia. Kad vaikai ką darytų? Kad laimingi nežinau, gal plačiaja prasme, bet tokia labiau konkretesnė užduotis, sako Mozės. Kad gerai jaustųsi, taip. Paprastuoju būdu pažadama, kad tave kažkas tai mato. Ne? Ir kiekvieną tavo veiksmą skaičiuoja. Neduok Dieve, ten blogai kažką pasakysi, kažko nepadarysi, lovos nepasiklosi, pamokų nepadarysi. Vaikų turit? 3. Taip, aš irgi. Tai šitoj vietai dėja, bet taip, mes galim sakyti gražus melas, graži pasaka, taip toliau, bet nepaneigia to, kad tai yra melas. Ne? Tai grįžtam prie to paties. Nepaisant to, kokiais principais ir tikslais melas kuriamas, melas išlieka melu. Mes, kaip protingi žmonės, ir patys protingiausi, patys sąmonė visada, mes visada turim pamastyti, ką mums kiti sako. Galbūt iš gerų sumetimų, iš blogų, iš neutralių, bet tai yra ne pats galimybė, kad mūsų apgaudinėja, visada išlieka. Grįžtant prie šito, ne? Čia, aišku, jau senas variantas, čia dabar naujesnis variantas. Matau, kad čia yra žinančių, kas čia yra. Yra. Merginų gal mažiau šiek tiek žino, bet gal irgi šiek tiek žino. Nežino, ne?
Nu, čia CSGO, čia yra Valorantas, ne? Taip? Nemaišau. Nemaišau. Tai žiūrėk, o čia yra reitingai arba renkai, ne? Kiek tavo lygis, tavo profesionalumo parodymas, ne? Bet mes puikiai žinom, kad yra daugybė įvairių būdų gudrauti, meluoti, apgaudinėti, čytinti ir taip toliau. Ne? Tai, ką mes matom atsidarę programą, kai jūs prisijungiate, ten 5, 10 ar keliese grupiai kažką tai darot, kad kažkas tai turi kažkokį tai reikšą, arba kažkokį žymeklį, vienokį ar kitokį, ne? Vėlgi nėra galutinė tiesa. Ne? Ir šitoje vietoje lygiai taip pat, tai, kad aš užsidėjęs policininko uniformą, stoviu gatvėje, nereiškia, kad aš policininkas. Tai, kad aš esu, apsimetu, koks nors geras draugas kokiam čiate, kurias niekad jūs nebandėt nesiktinot, nepasižiūrėjot, su kuo bendravo. Tai nereiškia, kad ten yra geras žmogus, ar toks geras draugelis, kuris ten patikrintas ir taip toliau. Tai čia šitoje vietoje net artimiausiai savo aplinkoje, ypač tada, kai jūs naudojatės virtualiais kanalais, kitaip tariant, kai turit ar tai telefonus, ar tai kompiuterius, ar tai netgi, pavyzdžiui, jeigu jūs laiškai susirašinėjat, ne? Nu, kas nors esat laišką rašai, siuntėt pašto dėžutę. O, mokytas matau yra. O, yra, kas daugiau yra? Yra, žiūrėkit, neblogai. Aš irgi paskutinį laišką, kalėdų senelį, okei. Tai va, tai žiūrėkit, tai šitoje vietoje mano mintis yra tiesiog, šeimoje melas egzistuoja, tarp draugų, žaidimuose melas egzistuoja. Robloxuose, kiek jūs kartą ne savo akauntų prisijungę buvot ir kažką tai darė. Daugybė, ne? Bet gerai, važiuojam toliau. Gal čia aš, kaip sakant, apgaudinėju ir kažką tai kaip. October 1996. Rancho Santa Fe, California. Marshall Applewhite and his followers have created a website which outlines their beliefs and explains how one may enter Heaven's Gate. It is the name with which the group will be permanently associated. What is the meaning of Heaven's Gate? According to the website, it means that Applewhite and Nettles are the keys to the kingdom of heaven. Income from the group's new computer consulting business, called Higher Source, enables them to rent this 9,000 square foot residence in an affluent neighborhood near San Diego. But former member Rio D'Angelo says the group's main focus was their impending suicide. We felt really good, and now we had to prepare. So we knew that the exit was, at that time, imminent. Applewhite says he is waiting for a sign from the next level, which will tell him when it is time for the group to leave the planet. Until then, his followers make preparations. They check their supply of phenobarbital, a powerful barbiturate, which can cause death when combined with alcohol. They purchased it in Mexico months earlier. They work out a suicide schedule, and they create uniforms. We all had uniforms made for us, and we went out and got Nike sneakers on sale for $10. D'Angelo designs the Heaven's Gate away team arm patches. We were considered an away team, like from a spacecraft, like in Star Trek. The away team goes down to the planet, does what they have to do, and then they come back up. December 1996. The newly discovered Hale-Bopp comet moves closer to the Earth. Applewhite announces to his followers that this is the sign he has been waiting for. He says the spaceships will soon be arriving to take them home, to the level above human. The reason that the comet was the indicator was that it was something that you could see anywhere in the world, and he felt that the next level would give him a sign in that way. But shortly after Applewhite's declaration, D'Angelo starts having doubts. I felt like there was something more that I needed to do. And it was confusing to me because I love Doe and I love the group. With Applewhite's blessing, D'Angelo decides to leave. March 19th, 1997. In the backyard of their home, Heaven's Gate members videotape one another, issuing farewell messages to the world. This is the happiest day of my life. I mean,
I've been looking for this for so long. Tai žiūrėkit, čia yra tokia gerokai liūdnesnė istorija, ne, kai melas panaudotas tam, kad iš vienos pusės susirinkti žmonių pinigus, iš kitos pusės netgi padaryti masinę savižudybę. Ne? Jeigu jūs tikriausiai detaliai negirdėjot, bet 95-96 metais Amerikoje susikūrė tokia religinė sekta, kuri sakė, kad va čia mes renkam žmonės, kuriuos čia atskris ateiviai ir iškeliausim į kitą lygį, ten į kažkokią žvaigždės iš mūsų išves. Ne? Ir iš tiesų ten, ta prasme, buvo bandymai masinį savižudybei, ten iš tiesų buvo žiaurūs rezultatai. Kuo visas tai paremta? Kažkas sukūrė kažkokią sąmokslo teoriją. O čia kažkas atskris, kažkas mus išgabens, kažkas čia bus pažymėtas, taip toliau, taip toliau. Bet tas vienas žmogelis, D'Angelo, kuris kalba, sako, pas mane atsirado kažkokių abejonių. Tai jūs kiekvienoje vietoje, ta abejonė jūs apsaugo nuo nesąmonių darymų. Jūs padarot sprendimą, jums dažnai būna taip, vakarė, ką nors, aš ir pats kartais guliu, kokią gerą mintį sugalvoti, iš karto, imu Facebook ir parašau, tikrai čia visi mylės, gerbs ir taip toliau, ne? Ryte atsikeliu, galvoju, nelabai protinga mintis, pavadinkime tai, ir gerai, kad nieko nedariau, ne? Tai čia šitoj vietoj, su visokiais religiniais kultais ir visokiam religiniam pernelyg įsitraukimu į tokius fanatizmus yra pavojus, ta prasme, kad žmonės nuvažiuoja nuo sveiko proto ir daro visiškas nesąmonės. Ir Lietuvoje mes turim tokių kultinių, tokių mitinių visokių pseudo religinių grupuočių, kurios turi visiškas nesąmonės, o kurių tikslas realiai daugeliu atveju yra pinigų suėmimas, agregavimas į kažkokią tai organizaciją ir tų pinigų valdymas. O visi tenai pamišė dėl kažko. Tai čia suabejojimas, palaukit. Kiek tai tiesa, kiek čia jūs mums kažką skiedžiat, yra kita istorijos dalis. Taip, įdomesnė dalis, tokia, kiek čia, jautresnė arba aštresnė tema. Kiek iš jūsų esate pasiskiepėję nuo COVID? Ar paskiepyti, nežinau. Bent pusė. Ne? O kaip galvojat, skiepai nuo COVID veikia ar neveikia? Veikia. O kas galvojat, kad neveikia? Tai sakykit, žinokit, viskas tvarkoja. Tarp kitko, šitoje vietoje dėl skiepų aš paskui pasakysiu, gali būti įvairios versijos, bet turime apie skiepus kitą istoriją, ne apie COVID, bet apie trilypius tokius. For millions of families dealing with autism, it was a possible answer for their struggles. A landmark medical study linking children's vaccinations with the disorder. But that study is now being called misleading, with some even saying it's an elaborate fraud. We've known from the start the study was a poor study. It got an enormous amount of media attention. All of the evidence, all of the epidemiological studies, the ones looking at large populations of children have countered this and said there is no evidence of a link. It was a paper by Andrew Wakefield and his colleagues in 1998 that scared patients, prompting immunization rates around the globe to drop. Wakefield claimed 12 children were normal until they got the common vaccine for measles, mumps, and rubella. But his paper was later retracted, and a new examination found that Wakefield and colleagues altered facts about patients in their studies. But Wakefield still has his supporters. J.B. Handley is one of them. He's the father of an autistic son. Vaccines are known to cause brain injury. So it doesn't take a rocket scientist to think, I took the kid in for an appointment, they were normal, they came out, they were suffering dramatically, and these things cause brain injury in some kids. That's why we're all still here, and the real science has never been done. Wakefield was stripped of his right to practice medicine in Great Britain last May. Since then, other studies have shown no connection between the MMR vaccination and autism. Wakefield could not be reached for comment. Ross Simpson, The Associated Press. Konkreti istorija, 1999 metai, trilypė vakcina nuo tymų, raudoniukės ir dar kažko, kokliušo atrodo ar kažkas panašaus. Ir vienas britų mokslininkas neva tai ištyrė 12 vaikų ir neva tai randa ryšį, kad tie, kurie paskiepyti šitą vakciną, įgyja autizmą. Dabar tai visapusiškai paneigta, kaip grynas melas, kaip grynas sufabrikuoti duomenys ir taip toliau. Bet tuo metu didelė žmonių dalis patiki,
kad tai yra ir tai yra, kaip. Autizmas yra iš esmės genetiniu būdu įgimant, kitaip tariant, kaip gimimo, natūralus genų pasikeitimo ir taip toliau. Bet kai tu turi autistą vaiką, tau labai lengva surasti, labai patogu surasti kokį nors priežastį. Tai vakcina kalta. Šiaip tai viskas su juo būtų tvarkoje, bet vakcina, jeigu būčiau neskiepijęs, tai viskas tvarkoje. Ir didelė dalis žmonių tuo patikė, pradeda paramos grupės, visokio knygų leidyba, konferencijos, taip toliau. Tam fiktyviam mokslininkui pelnas plaukia upeliais. Žmonės įgyja tokią pasiteisinimą, kodėl reikia nesiskiepyti nuo tymų ir taip toliau. Rezultate po 5-10 metų, aš paskui parodysiu, tymų susirgimų skaičius Amerikoje ten išauga drastiškai. Grinai dėl to, kad nesiskiepia. O autizmo lygis iš esmės tas pats, nei kiek tas nepasikeičia. Kitas pavyzdys, trumpas, gal kas nors ir bus matę. Švelnūs burbuliukai. Akvilė. Švelniai gazuotas vanduo. Taip, klausimas labai paprastas. Kuo susijusi Karolina ir vandens kokybė? Populiarus žmogus, bet daug. Aha. Nesusijus niekaip, bet todėl pasirinko ją, nes... Pamastykim, pasiaiškinsim. Populiarus žmogus ir kokybiškas vanduo. Tarkim, kokybiškas, ne? Tai gerai, kuo populiarus žmogus gali paliudyti vandenukų kokybę arba vandens kokybę? Kaip? Gerai, toliau eikim. Teisingai patraukia žmonės. Kuo Karolina patraukia žmonės? Ko? Ne. Kodėl eilinis žmogus, tarkim, tas iš jūsų klasė, kodėl atkreipia dėmesį į Karoliną? Nes jį populiarus žmogus. Gerai, bet iš kur kyla jos populiarumas? Labai gražus dantis. Dantis gražus, jau neblogai, daugiau. Šiaip neblogai, ne? Gražiai. Ne, galima sakyti, kad gražiai mes ne. Yra prieštaravimai. Gerai, tarkim, tai žiūrėkit, principas yra koks. Paimama graži mergina ir paimamas kažkoks produktas. Jeigu čia būtų paimtas negražus vaikinas ir tas pats produktas, pas jūs koks įspūdis susidarytų? Tarkim, paimkim bombą. Tai padėkim čia. Tikriausia šito vandens jums noras, kaip sakant, irgi paragauti neatsitiktų. Tai va, pas kažką iš viso, ne? Bet, pavyzdžiui, gal kažkam iš principo nepatinka Karolina, pavyzdžiui, jos vaizdas ir ką jį daro ir taip toliau, ne? Tada atstumimo, bet didžioji dalis auditorijos, arba tie visi, kas įsijungia televizorių ar internetą, čia jau senas reklaminis klipas, bet jis kažkada buvo, ne? Tai tie, kurie matė, tikslas yra koks? Parodyti jums gražų vaizdelį ir tikėtis, kad tas gražus vaizdelis atkreips dėmesį ir tokią pat emociją užmes ant kito objekto, kuris yra čia. Kas čia vyksta? Vyksta grynoji manipuliacija, jūsų smegenys jūs apgavo. Jūs net nemąstydami, tada, kai jau eisit į parduotuvę ir rinksitės, tai gerai, čia kokio vandenuko aš šiandien noriu atsigerti, jūs būsit matę šitą ženkliuką ir jūsų to matymo prisiminimas bus plius minus teigiamas, grinai dėl Karolinos vaizdelio, nes Karolinos vaizdelio jūs teigiamai savo įvertino ir ką kartu darėt, jums panašai, kad malonu bus. Tai šitoje vietoje, kai jūsų stovėsit prieš vandens lentyną ar bandysit kažkurį tai rinktis, Neptūną, Akvilę, ar dar kažkokį nors, ne? Šitoje vietoje tie bus jums visiškai vienodai, o čia šitas toks biškai kažkoks pozityvus, ne? Jūs natūraliai pasirinksit tą, kuris pozityvus. Bet šitoje vietoje, jeigu jūs esate racionalūs ir protingų žmonės, tai šita reklama jums nieko neturėtų lemti, ne? Jums nieko neįrodo. Tai, kad Karolina kartu čia nusifilmavo, jūs puikiai suvokėt, kad jinai gavo už tai pinigų. Kad jos čia dalyvavimas nėra iš gražių paskatų. Ne? Tai šitoje vietoje, ką tai reiškia? Mes, kaip protingi žmonės, turėtumėm pasipriešinti arba, kaip sakant, suvokti, kad mus apgaudinėja
Bet didžiąją dalį gyvenimo laiko mes tiesiog neturim priešintis tam stumiamam mums kažkokiam tai melui. Ne? O išorės visokios organizacijos, verslai, įmonės, pardavėjai, prekės, paslaugas, jų tikslas yra, kad jūs jas pirktumėte. Klasikinis pavyzdys, ką jūs dabar perkat. Tarkim, tai garantuoju, kokį nors Coca-Cola esat pirkti. Gerai, neperkat, gerai, žinau, tikiu, kad neperkat. Ja. Tai, bet, o kodėl Coca-Cola? Kodėl ne Pepsi, kodėl ne tam dar kokia nors? Skanesnė. Skanesnė. Ką tu padaryti? Tu nesivaldai? Ne, tai va čia ir yra dalykas, kad didžioji mūsų apsisprendimų dalis yra neracionalūs. Jie tiesiog, mes juos darom, kad taip jaučiam. Renkamės taip, kad kas mums atrodo, taip natūraliai traukia į tą pusę. Tai šitoje vietoje, mano, čia tiesiog vienas dar kita pusė, kad parduotuviai mums irgi meluoja, mus irgi apgaudinėja. Galbūt čia nieko pikto, nusipirksi Akvilę ar nusipirksi Neptūną, didelio skirtumo nėra, ne? Tarsi didelės žalos. Bet jeigu jūs perkat, įsivaizduokit, jūs kaip nors užauksit ir pirksit savo, arba imsit paskolą būstui, ne? Ir tą būstą paskui išsimokėsit, imsit paskolą, 30 metų, 40 metų, ne? Tai jūs iš esmės savo sprendimą darysit jau visam vos ne pusį gyvenimo, gal net ir visam gyvenimui, ne? Ir tada jūsų sprendimas vėlgi bus pagristas kažkokiais tai mąstymais. Man patinka Swedbankas. Arba priešingai, ne jau, kur paskolos iš Swedbanko niekada neimsiu. Ne? O galit visą tai daryti racionaliai ir galvodami, ne? Man čia siūlo tiek ir tiek procentų, man reikės mokėti tiek ir tiek daugiau, o va šitas bankas kitaip. Ne? Ir šitoj vietoj, aišku, jums gal neteko, bet, pavyzdžiui, kada nors vis tiek matėt, kaip tėvai kokią nors sutartį pasirašinėja. Ar ten telefono, ar ten Netflix. Netflixą, pavyzdžiui, jums tėvai vis tiek yra nupirkę, ne? Yra. Aš esu tikras. Tai šitoje vietoje klausimas, kiek iš jūsų tėvų skaitė Netflixo sutartį? Nei vienas, aš irgi taip galvoju, ne? O ten yra įvairių sąlygų, ne? Ką galima, ko negalima, taip toliau. Ir šitoje vietoje, tai čia sakau, Netflixą tai čia tas 10 eurų, 14 eurų per mėnesį sumokėsit, galite ir susibaigti, ne? Bet jeigu neskaitysit sutarties, kuri, pavyzdžiui, jums ten yra viso gyvenimo sutartis, šitoje vietoje gali būti bėdučių. Ir vėlgi, tą viskas išnaudoja, kita pusė išnaudoja jūsų valdymą, kad jūsų nemąstymą, jūsų tam tikrą automatinį apsisprendimą, tam, kad jūs padarytumėt klaidą ir sumokėtumėt per daug, net nusipirktumėt prastą daiktą ir taip toliau. Aš esu tikras, kad iš jūsų rusiškai suvokia kokie 3 žmonės, nedaugiau, ne? Ar daugiau? Mokytas. Tai žiūrėkit, aš šitoj vietoj pažiūrėkit jūs vaizdelį, aš jums paaiškinsiu paskui, kas ten buvo, ne? Čia yra rusų kalba, bet nepaisant to, tai yra svarbu, čia yra iš Ukrainos vaizdelį. Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск. Как раз этим временем датированная история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галина из Славянска, матерью 4 детей, уроженкой Западной Украины. День недовольства родственников вызвало то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он, ее рассказ. Центр города – это площадь Ленина, у нас горисполком. С одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрали женщин, вообще-то потому что мужиков больше нету, женщин, девушек, стариков вот этих и все. И это называется показательная казнь. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Один прибывал, 2 держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, вот это все, как ребенок истекает кровью, крики, визги. И что так взяли, вот туда надрезы сделали. Чтобы ребенок мучился, там невозможно было. И люди сознание теряли. А потом маму после того, как 1,5 часа ребенок мучился, умер, вот это все происходило. А потом взяли маму
привязали до танка без сознания и по площади 3 круга провели, а круг площади километр. Понятно, что когда-то это закончится. Дайте нам свободу. Русских нету, русские не воюют. Это обычные работяги, шахтеры, труженики восстали, потому что уже их все. Taip, tai čia įsivaizduokit, vyksta Ukrainos-Rusijos karas, čia dar 14 metai, kitaip tariant, prieš 10 metų, ne dabar, o prieš 10 metų, kai ten buvo pirma karo stadija. Ir čia Rusijos televizija rodo reportažą. Rodo reportažą, kur neva tai rusų kalbė moteris pasakoja, kaip ukrainiečiai kankino ir tyčiasi iš rusakalbių. Jis pasakoja, kad miestelio aikštai paėmė trimetį vaiką, prikalė prie kryžiaus ir ten tampė iš jį. Paskui, po to, kai patampė, motina prikabino prie tanko ir tanko aplink aikštę vežiojo. Akivaizdu, ta prasme, jūs žiūrite, ta prasme, čia yra nufilmuota normaliai, ta prasme, rodoma per normalią televiziją. Ne? Akivaizdu, kad melų melas nieko panašaus nebuvo. Ne? Bet, jeigu jūs esat žmogus, įsivaizduokit savo senelius, prosenelius, pavyzdžiui, ne? Kurie tiesiog žiūri televizorius rodo, tai tiesa. Ne? Negalvoju, kad čia gali būti aktorius, kad čia gali būti sąmoningas apgavystė tam, kad pasiekti, sukurti kažkokią tai didžiulį nesantaiką. Ne? Nes ką tai reiškia, tai žiūri moteris, su vaikais sėdė, ne? Ten ta prasme palapinėje gyvena, ta prasme verkia, tai tikrai tiesą sako, kaip tai gali būti. Ne? Ir natūralu, ta prasme, pas tave atsiranda toks abejonės elementas, tikrai tie gyvuliai, ne? Ta prasme, kaip tai gali. Bet, kai mes žiūrim iš šalies, iš viršaus ir matom biškį iš šono visą situaciją, mes suvokiam, kad čia yra grina manipulacija. Mums bando už tiesą perteikti melą, kad mes emocingai reaguotumėm ir padarytumėm kažkokias išvadas. Ne? Ta moteriškė grinai aktorė pasamdyta. Kitas pavyzdys, čia vėlgi ta pati moteris skirtingose rolėse, skirtingose kanaluose ką veikia. Vienu atveju jinai yra paramos fondo vadovė, paskui jinai Rygoje, Latvijoje dalyvauja proteste, paskui jinai Luganske yra referendumo komisijos pirmininkė, paskui jinai Charkivo gyventoja, irgi proteste dalyvauja, paskui jinai yra Maskvoje pabėgėlė iš Kyjivo, ir paskui dar yra teisininkė iš Donecko. O čia jinai 14 metais Kryme, tuo metu dar Krymas buvo Ukrainos, atvažiavusi į Krymo sostinę Simferopolį ir aiškina, kaip Odesoje rusakalbius vaikus engia mokykloje. Одесситы очень сильно ждут вас, потому что защиты нам просить не у кого. Детей наших пытаются угрожать детьми. Мы назад не можем вернуться, потому что они объявляют в Одессе, что мы сепаратисты, что мы предатели и так далее. Помогите, пожалуйста. Почему народ там не достает? Ну спасибо, нам не дают оружие. Tai čia tiesiog pavyzdys, kad kai melas pasitelkiamas valstybinėmis priemonėmis, tai rezultatą mes galim gauti labai įspūdingą. Ne? Čia aš nieko neįdėjau už dirbtinį intelektą. Ne? Dabar aš didžiąją dalį tų dalykų dar galėčiau kokybiškiau padaryti, tam pasimės kokią nors sorą, ar ten klingą, ar dar kažką. Ne? Čia GPT jūs tokį žinote. Ne? Ir ten, pavyzdžiui, video formate tą pačią moterį aš galiu pakeisti, jos veidą pakeisti ir tada jau akivaizdžiai nesimatys, kad čia tas pats personažas. Tai šitoj vietoj tik tai pavyzdys, ką gali arba kur mes galim patekti, jeigu melas patampa didelio masto ir tokio automatizuotas. Jeigu valstybės arba didelės įstaigos pradeda tą naudoti plačiu mastu, mes tampam labai sunkiai, kai kada galim atpažinti, kur yra melas ir kaip tas melas. O šitoje vietoje tada mums tas sugebėjimas abejoti ir sakyti palauk, čia nesąmonė, taip negali būti. Ne? Šitas dalykas yra praverčiantis ir mes jau galim kažkiek tai susivokti. Bet tą galite daryti savo kasdienybėje. Pirmas dalykas, sakau, kiekvieną rytą, kai tėvai sako, kad valgyti košę reikia, jūs galite ir nuo to pradėti. Bet kad suvokti, kaip tai veikia, pradėkime nuo to. Kaip sakiau, tas tariamas mokslininkas apie tymų žalą.
Jis kai pradėjo pasakot, padariau mokslinį tyrimą, paskelbėm, va čia žiūrėkit, tiesioginis ryšys, tik tai paskiepėm nuo tymų iš karto žmogus autistas. Ne? Jūs kiekvienas praktiškai nuo tymų garantuotai esate skiepytas. Kas atsitinka? Kažkas tai pradeda, abejonę pa žmogus susikelia, tikrai, va žmogus padarė tyrimą, taigi mokslininkas su laipsniais visą kitą, ne? Žiūrėk, dalis pradeda išeina ir sako, žiūrėkit, va čia tikrai atsibuskit, žiūrėkit, kokia čia nesąmonė vyksta, kas čia darosi. Darom kažkokią tai akciją, eikime į gatves, kažką tai darykime, ne? O paskui rezultate, kaip ir sakau, jeigu 99 metais tas Wakefieldas padarė savo tyrimą, ne? 2000-aisiais JAV 86 atvejai tymų buvo registruoti. Po to, kai tymų šita buvo vakcinacija sumažėjusi, pradėjo didėti ir čia 19 metais, net duomenys mano, 940, 10 kartų išaugo tų tymų skaičių. Vienai dėl to, kad ir tarp kito dabar jis dar labiau auga, nes čia yra eksponentinė, šita geometrinė progresija. Ne aritmetinė, o geometrinė. Būtent dėl to, kad tas vakcinacija nesuveikia, visuomenė atsirado pakankamai didelė neskiepytų žmonių grupė. Ir čia yra tai, kaip tas melas veikia. Iš pradžių pas mus atsiranda vidinė abejonė, mes pradedam kažkokiu tai melu tikėti, pradedam elgtis atitinkamai ir rezultatai ateina labai dideli. Kitas dalykas yra atskiros situacijos, kai melas nėra tiesioginis arba jūs norite pertrauką padaryti ar be pertraukos? Gerai. Kai melas nėra tiesioginis ir nėra tyčinis, jeigu taip galima sakyti, panašu, bet skirtingos situacijos. Matėte X-Files kas nors, ne? Prisimenat dar tokį serialą? Nematė. Va, mokytas vienintelis matė šitą. Dabar kokį nors šitas, kaip ten tas koks nors. Dark, matėte? Naujas, ne? O Stranger Things nematė? Ok, palaukit, ką jūs galėtų matyti? Palaukit, aš iš savo dukrų repertuaro pabandysiu prisiminti. Kokius serialus žiūrite? Nežiūrite serialų, tik nesakykite. Nežiūrit? Ok, o kokius žiūrit? Ok. Science fiction. Gerai, nepaisant to, žiūrėkit, sąmokslo teorija. Paimkime iš jūsų gyvenimą. Kokią nors baisią istoriją turite iš gimnazijos, ar neturite? Pavyzdžiui, kažkurį girdėjau, kad pavyzdžiui gimnazistą išmetė už tai, kad užsirūkė. Išmetė tai? Nežinau. Gerai, tai imkim šitą kaip pavyzdį sąmokslo teorijos. Jeigu užsirūkysi, tai tave tikrai išmes. Aš pas mane, gimnazijoje buvo istorija, kai mūsų direktorių išmetė už tai, kad jisai išmetė vienas moksleivę, kad jinai rūkė. Čia kita istorijos juokinga dalis. Bet pas jūs galima rūkyti gimnazijoje, ar negalima? O yra rūkančiai? Kiek žinoma? Jo, bet, pavyzdžiui, jeigu aš paskleičiau, kad šiaip tai girdėjau, kad ten toj ir toj klasė yra rūkančiai, ne? Jūs galėtumėt patikrinti tą dalyką, ar ne? Neįmanoma, ne? Pavyzdžiui, įrodyk, kad tu nesi kas vienos. Kuo jūs galite įrodyti, kad jūs kažkuo nesat, pavyzdžiui? Tai va, ne? Bet, pavyzdžiui, jeigu kažkas pasakytų, kad jūs toks esat, pavyzdžiui, ne? Tarkim, nežinau, pašto ženklelius, jeigu, sakyčiau, kolekcionuojate, ne? Jūs įrodykit, kad nekolekcionuojat pašto ženkliukų. Sunkiau biškai negu įrodyti, kad kolekcionuojate. Tai va, tai šitoj vietoj yra dalykų, kuriuos galima pasakyti, kad kažkaip tai yra. Ne? Pavyzdžiui, sąmokslo teorija, pavyzdžiui, jezuitų gimnazija yra sukurta tam, kad čia rinkti visus darbuotojus vienuolynams ir bažnyčiams. Ne? Va. Mokytas patvirtina. O jūs įrodykite, kad ne.
Galite rodyti, kad ne? Ar galėtumėte įrodyti? Teoriškai, jeigu mes priimtume mokyklą baigusius mokinius, pažiūrėtume, ką jie veikia, ir parodytume, pateiktume duomenis, tai gal bus scenarijai. Va, jau... Kažkiek procentų būtų bažnyčiai. Ne, tai. Tai va šitoje vietoje yra dalykų, kuriuos kažkiek tai galima įrodyti, kažkokią dalim gali pagrysti, gali nepagrysti, bet iš principo galima sakyti įvairias versijas, kurių nepagrysti. Kitas variantas, gandų pas jūs būna. Būna gandų? Koks gandas paskutinis vaikščiai? Negi nepasakot, kad va, ten tas patinka tam. O iš tai būna. Būna. Na jo, tai gerai, papasakot. Tai tu dar tiek nesakėjai? Ko tu nesakėjai? Tai va, tai yra melo tam tikra rūšis, pavadinkim, kur yra galima galvoti, kad taip yra. Pavyzdžiui, aš galiu galvoti, kad mano draugui patinka, tarkim, Coca-Cola ir jam padovanoti Coca-Colos buteliuką, ne? O pasirodys, kad jisai tik tai Fanta geria. Suklysiu, ne? Bet šitoj vietoj, ta prasme, aš pats natūraliai padariau kažkokią tai klaidą, netyčia, ne? Aš nenorėjau apgauti. Kitas dalykas, jūs tikrai šitas puikiai sugebat nutilėti, ne? Pavyzdžiui, pareinat iš mokyklos, jūsų klausite tėvai, tai kaip sekėsi? Gerai. Tas gerai, ten yra 5, 6 ir taip toliau. Būna tokia. Tai šitoje vietoje tų nutilėjimai irgi yra melas. Jeigu jau pasakyti, kad 5 gavus yra gerai, aš abejoju. Bet tai yra melo rūšis, kuri, pavadinkim tokia. Ir taip, ir yra šiek tiek melo, bet tai nėra ta grina dalis. Kitas dalykas, ar melas yra kažkas tai naujo. Kaip galvojate, ar čia, Šekspyro jūs gal neskaitėte, tikriausiai, ar skaitėte? Nežinot, kas yra Mantekė ir Kapulečiai, ne? Nežinot. Ok. Tai ką nors žinosit, bet neteisant to. Istorija Trojos atveju gal girdės. Aš žiūriu, iš karto matosi, kas istorija mokosi, nes nesinoti. Gerai, tai Trojos arklys. Kas kariavo Trojos kare? Neskaitėt, neprisimėt. Ok, ir filmą nematėt? Nematėt filmą? Troja. Tai kas kariavo? Graikai prieš? Supaprastinkit, taip, gerai. O Troja, žinot, kurioje vietoje, kokioje valstybėje Troja yra šiaip realiai? Kur? Kaip? Ne visai. Tuo metu galima sakyti Graikijoje, bet dabar tai ne Graikijoje. Irgi ne? Ok. Turkija. Gerai, važiuom toliau. Tai Trojos arklys, istoriniai pasakojimai, ten dar knygų nebuvo, kaip buvo ten tos odos, ne? Bet ta prasme, tos pasakojimai apie tai, kad kare apgaudinėti, meluoti buvo dažnas, ir iki šiol yra dažnas atvejis, tas pas Ukrainos pavyzdys yra melo kare atvejis, ne? Rusija kariauja prieš Ukrainą ir apgaudinėja, meluoja be jokių skrupulų ir visas tai. Apie tai, kad mene įvairios melo situacijos yra įkvėpimo šaltinis, yra visiems žinoma, ne? Tad kokią nors kliudžiau tokį skaitėte, ne? Žinot tokį, ne? Kaip neskaitėte, tai žinot. Kaip čia ką? Čia kažkaip. Tai žiūrėk, mene melas yra sudėtinė dalis, kur mes visada bandom kažką tai apgauti ir tai iš to gaunasi dramos elementas, ne? Apgavo, tada supyko, paskui susitaikė, kažkas tai gausi. Kare, kaip sakiau, vienas dalykas, kur melas naudojamas, tai mes esam tarsi demokratinė valstybė ir demokratinėje valstybėje mes visada tarsi už tiesą, už teisės viršenybę, už teisybę, taip toliau. Bet, pavyzdžiui, autokratiniam režimui teisybė visiškai nereikalinga, ne? Jeigu jūs gyvenat, pavyzdžiui, autoritarinėje valstybėje, jeigu, pavyzdžiui, pas jūs, tarkim, Putinas yra viršui galva, ne? Jums visiškai nereikia tiesos, jums nereikia, kad tenai žmonės galėtų pasisakyti, ką galvoja.
Demokratijoje būtent skaidrumas arba tos informacijos viešumas yra įrankis ir jėga, kurią jūs galite laimėti. Tai prieš perinant prie jau praktinių užduočių, kurias jūs turėsit pabandyti įveikti, aš trumpai perbėgsiu prie įrankių ir prie patarimų, kaip jums daryti, ką jūs pasitelkti, kokius klausimus galėtumėt kelti tėvams, kurie daro nesąmonės. Yra toks propagandos modelis, kur jums šiaip tai nelabai svarbus, bet jo filtrai jums yra labai svarbus. Ir čia pat iš karto pabandysim pasitikslinti. Kaip jūs galvojat, pavyzdžiui, nuosavybė, ar verčia mus meluoti? Pavyzdžiui, jeigu jūs esat šeimos narys, ne? Ar jūs dėl to kažką tai meluojat, nuslėpėt dalį tiesos ar ne? Gal kokią situaciją galite pasakyti? Mokytojas žinau, kad turi situaciją. Gerai, aš pasiplauruosiu. Pavyzdžiui, ar kada nors girdėt, kad gimnazijos administracija blogai kalbėtų apie gimnaziją? Vargu bau, ne? Nes natūralu, tu apie save blogai, kažkada retai gali pasakyti, bet realiai niekada. Ne? Tu visada apie save bent jau sakysi neutraliai, visko čia būna, bet šiaip tai viskas tvarkoja. Taip? Tai žiūrėkit, jeigu jūs kažką tai girdit, bet ką apie save pasakant, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau kažko tai gamintojas, pavyzdžiui, gaminčiau šitos stalus, ne? Tai iš manęs išgirsti blogą žodį apie mano pagamintą stalą, vargu bau jūs girdėtumėte. Ne? Apie konkurentus lengvai, bet apie savo pagamintą daiktą, apie savo kažkokius tai rezultatą, aš visada šnekėsiu tik tai gerai, galbūt ten neutraliai. Gerai, pajamos. Va čia jūs tikrai šitą puikiai valdė, žinau iš savo patirties su dukrom. Ar jūs kada nors blogai šnekat apie tėvus, kai laukiat, kad, pavyzdžiui, bus kišenpinigių vienokių kitokių? Nepykstam, prie draugų. Prie draugų, tai taip, bet vat, į akis tėvams. Būna vienas atvejis, per mažai duodi. Būna taip. Kam nors užtektinai duoda visą laiką, ne? Visada duoda per mažai. Užtektinai, ne? Nieko, ateityje pritrūks. Vis tiek bus per mažai. Gerai, važiuojam toliau. Tai antras filtras yra pajamos. Ten, iš kur jūs gaunat pajamos, jūs daugelį atveju to nekritikuojat. Pavyzdžiui, tos pačios gimnazija, pavyzdžiui, iš ko gauna pajamas, pavyzdžiui, iš dalies tėvų, pavyzdžiui, kitokius mokesčius mokama. Tai jeigu gauna pajamas, tai vargu bau to kritikuoja žmogus. Pavyzdžiui, jūs įsivaizduotumėt, kad, pavyzdžiui, koks nors Delfi rodo kažkieno reklamą ir kad Delfi tą patį reklamdavį kritikuotų. Vargu bau, ne? Ar įsivaizduot variantą, tą Karoliną Meskino, kad jinai kritikuotų tą pačią Akvilės vandenį laisvų laikų nuo reklamų? Tai taip, nes jinai yra suinteresuota reklamuoti, iš ten įgauna pinigus, tai jau nieko blogo nedaug dėlė, niekada nieko. Tiesa? Važiuojam toliau. Priklausomybė nuo šaltinio arba nuo informacijos. Kaip jūs galvojat, ar jūs turit galimybę mokytis ko nors kito, negu tai, ką jums duoda vadovėlė arba kam mokytis? Turit? Teoriškai turit, o praktiškai ar mokotės? Kai kurios dalykus, ne? Kai kurios. Pavyzdžiui. Anglų kalba. Tai anglų kalba taip, čia kita istorija. Bet, pavyzdžiui, matematikos ar būnat atsidarot kokį nors papildomą šaltinį, ten kokį nors sudėtingesnių uždavinių? Būna? Būna, kad matematikos, kažkaip prieš 14 metų įkeltą video matematikos mokytis. Nes jeigu kažkos tai vadovėlį neaišku, tada bandai aiškintis, ne? Bet taip, kad čia išmokai gerą temą, o čia papildomai dar kažką tai giliau, vargu bau. Tai čia šitoj vietoj mūsų mąstymas arba mūsų visas tą pačią Coca-Cola situaciją, ne? Jūs ateinat į parduotuvę ir jūs renkatės iš to, kas yra parduotuvė. Jūsgi negalvojat, kad dar yra 5 kiti skirtingi gėrimai, kurių galima kažkur šalia gauti, ne? Jūs renkatės tai, ką jums paduoda, ne? Kai jums tėvai ryte sako, ko norėsi valgyti, jūs galite rinktis iš to, kas yra namuose paruoštų dalykų, ne? Jūs negalite rinktis iš to, kas dar tenai 5 parduotuvėse yra. Teoriškai gali, bet reikės tada nueiti, pasidaryti, taip toliau. Tai šitoj vietai
vienas iš tokių filtrų yra tai, kad mes priklausom apriboti tuo pasirinkimo to, ką mes turim čia ir dabar. Mes negalim. Kitas dalykas – informacinis triukšmas. Kaip jūs įsivaizduojat, jūs vis tiek jau karts nuo karto galvojat, pavyzdžiui, kokį nors universitetą, kur studijuosit. Ar negalvojat? Norėtumėte į užsienį išvažiuoti? Taip. Galvoju, kur kitais metais bus. Teisingai, jums šitas pasirinkimas gimnazijos, ne? Taip. Bet vis tiek gal daugelis pateks automatiškai čia, ne? Pažiūrėsiu. Supratau. Ok, tai tausia gimnazija, ne? Tai gerai. Jeigu ne jėzuitų gimnazija, ką daugiau? Iš ko galit rinktis? Tai licėjus, aišku, sakykit, sakykit. Jeigu ne jėzuitų gimnazija, kokį kiti variantai? Kaip? Žiūrėkit, dar nebloga, žinau, tam ta Kaune yra Katu gimnazija. Bet čia, kodėl jūs negalite rinktis Katu gimnazijos? Kaune, būtent, šitoje vietoje šaltinį, ta prasme, jūsų apribojimai yra, ta prasme, kai kurioje vietoje jūs net neturit pasirinkimų dėl to, kad galbūt kas nors norėtumėte ten iš Šiaulių, kokį nors šitą Janonę ar kokią ten, ne? Arba ten Balčikonį gal Panevėžyje, ne? Neblogos dar tokios, ne? Tai šitoje vietoje vienas dalykas, ko jūs negalite pasirinkti arba kur jūsų apsisprendimai iš karto yra apriboti, tai yra jūsų informacijos pasiekiamumas. Pavyzdžiui, jūs nagrinėjat lenkiškas mokyklas arba rusiškas mokyklas. Dėl ko? Ne, bet yra Vilniui. Jono Pauliaus antrojo. Kodėl? Būtent, jūs neturit sugebėjimų pasiekti tą informaciją, jūsų tas nepasiekia. Ne? Lygiai taip pat jūsų nepasiekia, pavyzdžiui, yra neblogų mokyklų, girdėjau Londone, yra neblogų Stokholme, yra neblogų Maskvoje, netgi toj pačioj arba kokį nors šitam Pekinė. Ne? Nes jūsų triukšmas, jūsų informacinė erdvė yra apribota ir jūs nematot, kad galit toliau. O čia dar kitas dalykas, kaip galvojat, ar įmanoma, kad būtų, pavyzdžiui, musulmonų čia? Lietuvoje? Ne, jėzuitų gimnazija. Bet, teoriškai gali būti, bet procentiškai labai maža dalis. Ne? Nes visur, kokį dalyką jūs be pasirinkti, nes tam tikra ideologija yra. Kaip aš sakiau, Lietuva yra demokratinė valstybė, ne? Labai mažai tikėtina, kad čia bus monarchistų, pavyzdžiui, daug, ne? Kurie sakytų, reikia karalystės Lietuvai. Yra ten Žemaitijos keletą žmonių. Bet didžioji dalis, visada ideologija, mes jos nepuikiai, visada fonė, jinai kažkur pasąmonėj pas mus yra, bet ideologija mus visada veikia. Tai jeigu einant prie konkrečiai labai prie 3 žingsnių, tai pirmas dalykas, kokią jums tik tai informaciją gaunat, kad ir malonę arba nemalonę, visada pabejokit ir patikrinkit pirminius duomenis ir kaip tai atrodo. Ką galima tikrinti, ir čia yra svarbu, tikrinti reikia turinį. Turinį grinai. Pavyzdžiui, jeigu ten kažkas tai parašyta Lietuva įkurta 1955 metais. Jūs daugelį iš jūsų jau turėtų kilti abejonę, kad čia nesąmonė. Ne? Ar sąmonė? Ne? Gerai. Jeigu pasakytų, kad Lietuvą įkūrė karalius Algirdas. Visiems tinka, ne? Netinka? O kodėl netinka? O tai kas įkūrė? Ne Algirdas įkūrė? Gerai, ne Algirdas įkūrė. Tai va šitoj vietoj. Tai čia yra akivaizdus dalykai, kur jūs jau galit patikrinti. Ne? Dabar šitoj vietoj, kai jūs kažkur tai kažką matot, ne, ir galit patikrinti, jeigu jūs atsidarot Delfi, ar jūs pasitikėsit tai, ką matot Delfi? Aš irgi sutinku, kad ir Delfi neverta pasitikėti, bet Delfi bent kažkiek, galima kažkiek. Bet jeigu jūs atsidarysit ir pamatysit koks nors 3 naujienų portalas.lt, tikimybė, kad tai yra patikimas šaltinis, yra gerokai mažesnis. Ne? Jeigu jūs atsidarysit, ką čia tokį atsidarysit, pavyzdžiui, koks nors
Nu, vis tiek turit pusę vis tiek Discordo kokį nors kanalą, ne? Tai žiūrėkit, tai ką jūs, vis tiek kas nors seka tokį, yra Discord'e kanalas toks pletkai. Nesakat? Ai, šiaip nesakat. Tai šitoj vietoj, ką jūs skaitot koks nors Discordo kanale ir ką jūs skaitot, tarkim, nors Lietuvos radijo ir televizijo portale, yra du skirtingi patikimumo lygiai, ne? Tai, ką jums sako mokytojai, daugelį atveju yra gerokai labiau patikima, negu tai, ką sako, pavyzdžiui, kas čia koks nors. 3 pušelės, pavyzdžiui, koks nors portalas, ne? Arba tai, ką jūs matot vadovėlį, tikėtina, kad tai yra labiau panašu į tiesą, negu tai, ką jūs perskaitot kokiam nors reklaminiam bukletėlį. Kai jūs matot autorių, vėlgi, jeigu jūs autorius 3 kartus per dieną matytas ir tas pats žmogus jums kažką tai aiškina, tai jūs įgyja tam tikrą pasitikėjimą. Bet jeigu jūs pirmą kartą žmogų matot, jeigu jūs, pavyzdžiui, gaunat kokią nors elektroninio pašto žinutę iš Afrikos numirusių senelių, ne? Gaunat. Va, princas ten būna dar, tarsi ten 1 milijoną, 2, kartais daugiau. Tai va šitoj vietoj jūs suvokiat, kad tai yra nesąmonė ir kad tai yra netiesa, nes tai yra, jūs tikrinat autorių ir matot, kad čia yra fake. Kai jūs matot šaltinį ir, pavyzdžiui, kai jums sako, kad tai toks ir toks, čia va taip ir taip, va, o pačioj parašas paskelbta pagal gimnazijos administracijos informaciją, ne? Šaltinis yra patikimas, jeigu gimnazijos administracija kažką tai sakė, tai tikriausiai ten kažkokią sąmonę parašyti. Ir priešingai, jeigu tenai tas šaltinis yra kažkur girdėjau, arba čia man Petras pažįstamas sakė, kad rytoj pamokų nebus, ne? Ir tai va toks gandas priešais oficialų e-mailą iš administracijos elektroninio pašto dėžutės yra 2 skirtingi šaltinio lygiai. Vienas yra patikimas, kitas yra mažai patikimas. Tai vėlgi, jeigu jūs labai įdomią informaciją gaunat iš tokio keisto šaltinio, tai tikėtina, kad kažkas tai meluoja, arba jūs bando kažką tai atgauti. Ne? Klasikinis pavyzdys, einat parduotuvę ir matot, liko paskutiniai 3 ledų porcijos, arba perkat dabar, arba niekada. Ne? Tai jeigu kažkas tai jau bando jūs priversti skubiai atiduoti pinigus, tai tikėtina, kad jūs bando kažkur tai išduoti. Na, paveikslėliai, video vaizdų tikrinimas, čia jau jūs patys puikiai suvokat, kad šiais laikais pasitikėti net ir nuotrauką yra negalima. Nes tiesiog bus padaryta ir taip toliau. Ir aišku, vėlgi, mes visada esam šališki ir kažko tai norim, ne? Mes norim tikėti, kad mums kažkas tai padovanojo bilietą į kiną, mes visada norim tikėti, kad pasisekė ir mums čia egzaminą išlaikėm geriau, negu buvom verti. Ir taip toliau. Bet tą mes turim visada abejoti ir išlikti tokie, protingesni už save. Ar čia prisijungti prie tų vietų grėvėjų faktų tikrintojų, kaip turit laisvo laiko, jungitas, neturit nesijungti. Bet visada prieš dalindamasi patikrinti, nes pirmas ypač, pirmas dalykas, ką norisi pasidalinti, draugams pašėrinti, mestelti, vieną kitą, kad laiką greitai gauti ir žiūrėk, tada greitai užsiraunėt nesąmonės kokiais nors. Gerai, turim kaip tik 20 minučių ir 2 užduotis. Man reikia, kad jūs pasidalintumėte į 4 grupelės.